Sveiki, mylėjai. Šiandieną kalbėsiu toliau apie tai, kokios yra mūsų svajonės ir kaip jos išsipildo. Kur yra nukreiptas mūsų dėmesys, ten yra visa mūsų energija. Jeigu mūsų dėmesys yra nukreiptas į tai, ko mes norime ir geros emocijos, tada mūsų siela eina link to, kad pritraukti tai, ko mes norime. Bet jeigu mūsų dėmesys yra nukreiptas į tai, ko norime, bet blogos emocijos, baimė, nepasitikėjimas savimi ir ar išvis tu tai gali gauti įmanoma, tada niekas ir nevyks, tada vyks tai, ko tu bijai. Bet tada, kada tu savo dėmesį nukreipi į tai, ko nori ir ieškai visom situacijom tavo įmanomom, kiek nuo tavęs priklauso ir tu jauti palaimą tame, džiaugsmą, išleidi tokias emocijas teigiamom mintim, tada siela eina į tai ir pritraukia. Situacijos būna palankios tam išsipildyti. Jokių būdų nereikia turėti baimės. Jokių būdų nereikia turėti abejonių. Reikia pasitikėti, kad tau viskas priklauso, kad tau viskas įmanoma, už tave sumokėta visa kaina, tu esi teisus Dievo akyse, Dievas už tave, Dievas atidavė Jėzų ir viskas su juo, tame yra viskas pasakyta, viską. Tai, ko tu nori, tai, ko trokšti, jeigu tai yra ne nuodėmė, tau viskas įmanoma, jeigu tu žinai žingsnius, kaip tai pasiekti. Žingsniai yra tokie, kad tu turi būti susikoncentravęs pozityviai į tą situaciją. Tu turi turėti džiaugsmą, galvodamas apie tą įvykį, apie tą situaciją, apie savo noro išsipildymą. Ir tavo džiaugsmo emocija pritrauks visus įvykius, kad tai būtų išsipildyta. Bet tavo neigiamos mintis ir baimė, jeigu tu jas įsileisi, atitrauks nuo to. Ateis nenoras ir tai neišsipildys.